karininkas Šarlis Žanas Rampelberg, kad jisai iš aristokratų šeimos buvo kilęs, partizanavo iki 49. 49 buvo suimtas, nuteistas jau tradiciškai 25 metai. Žemesnės paprastai bausmės nebuvo partizana, arba sušaudo, arba ištrėmė. Ir buvo jisai ištremtas į Magadaną. Magadanas tai yra, įsivaizduojate, Rusija, ten netoli Čukotkos. Ir jisai reiškia, vedė partizanaudamas lietuvę, pramoko lietuviškai. 1955 metais buvo išleistas iš lagerio, tada jau Chruščiovas buvo valdžioj, liberaliau, tai kaip ir vokiečius, turbūt ir šitos kariuomenės ir belgus, jau leido važiuoti į Vokietiją. Ir kai perdavinėjo Vokietijos pasienyje belgams, jam ir kitam karininkui, jo pavardė Blamerts, juos suėmė ir bent šitas, kiek žinoma, Rampelbergas, belgų valdžios, buvo nuteistas 2 metam kalėjimo į 5 metam teisių atėmimo. Va tai pasitiko. Bet čia jau tokia bausmė buvo nedidelė, po to, kai buvo priimta amnestija kolaborantų. Šitaip. Tai va tokia istorija. Pasitaikė, kad vienas kitas buvo jugoslavas, slovakas, italas. Bet čia vienetai, daugiausia vokiečiai. Kodėl vokiečiai? Jie traukėsi, kadangi jau rusų kariuomenė juos stumė, jeigu kur juos buvo apsupę, jie pasislėpė, jų tikslas buvo pasiekti Vokietiją. Bet neišėjo jiem pasiekti Vokietiją. Tai pasiliko ir jiem nebuvo kur dėtis, išeiti į mišką. Nes viltį turbūt turėjo, kad čia miške išbūsim, gal kartais grįž frontas, kaip galvojo svajojo lietuviai, taip ištisai manė, kad rusų čia ėjimas į vakarų Europą yra laikinas, kad amerikiečiai čia ateis, kad jau dalis vokiečių kareivių belaisvių, iš kareivių belaisvių yra sudaryti kariniai vienetai ir jie kartu su amerikiečiais eis čia laisvins rytų Europą, vidurio Europą. Tai, kai vilties nėra, tai kažką tai reikia galvoti. Ir čia jau ne belgas atrodo, o vokietis. Loras Adelbertas. Aš jį paminiu, todėl, kad jis parašė prisiminimus apie Lietuvos partizanas ir savo knygą prisiminimus pavadino tokiu labai taikliu apibendrinančiais žodžiais. Miško skruzdėlės prieš sovietinį lokį. Labai džiaugiamės, kad esame kartu, nes pas mus dažnai buvo jūratės, tutėvų Uber Jacobs. Ir kadas kunigas tėvelis Uber buvo pas mus, visada jis sakė, kad Vilniuje jis atrado labai gerą vietą ir jam buvo labai gerai pas jūs būti ir kalbėjo apie Lietuvos svetingumą. Ir buvo spalio mėnesį ir man buvo labai gerą progą iš naujo matyti ir aš galvoju būtų gražu, kad su bendruomene galime susitikti. Ir nudotyta proga irgi girdėti jūsų gyvybę, nes mes nespėsime skaityti visus knygus, ką jūs rašote. Nes labai daug irgi mums labai brangu yra susitikti su žmogumi, ne tik tai skaityti. Šventą raštą skaityti, to ne mano knygas. Jūs norėjote pradėti truputį, gal papasakoti apie tą šiandienos įvykis. Tai žinot, kad vyksta perlaidojimas ar palaidojimas tiksliau 20 sukilėlių. Dievas ar žemė grąžina mums kaip istorijos dalį. Tai yra svarbus įvykis, bet čia yra ne vienintelis toks perlaidojimas jau.
prieš porą metų buvo surasti palaikai vyriausio partizanų vado Ramanausko vanago. Nesenai prieš mėnesį turbūt palaidotas ilgai labai įsilaikęs ir kovojęs partizanas Kraujelys, jo palaikai. Eilinių partizanų, 2 turbūt rasti buvo palaikai perlaidoti. Tai mato tik tai perlaidojimai. Mūsų istorija, kaip ir carų baltųjų Rusija, taip ir raudonoji bolševikinė Rusija, slėpė ir ją norėjo atimti ir tikslas buvo perrašyti Lietuvos istoriją, kad Rusija tai buvo per amžius Lietuvos draugė, gelbėtoja į kultūros nešėja. Jeigu simenu kultūros nešėja, tai 1655 metais caro kariuomenė didžiulė nugalėjo Lietuvos kariuomenę, jos buvo nedaug ir jie čia 5 metus šeimininkavo, bet svarbiausia, yra paliudijimas Venecijos pasiuntinio, kuris vyko į Maskvą, jis buvo apsistojęs Smolenske ir ką jis matė. Tai matė apie 100 000 pastočių, vežimų, vežančių turtus iš pilių, iš bažnyčių, vienuolynų ir taip toliau, ir taip toliau. 100 000. Bet dėl kultūros. Tai išplėšė mūsų daug lobių, brangenybių iš katedros, iš kitur ir atsidūrė Petrograde arba Maskvoje. O kad kokią kultūrą jie galėjo nešti, tai jie trėmė įvairių specialybių amatininkus ir įkurdinėjo Maskvoje, Pamaskvyje ir taip toliau. Jie išplėšė parketą, bažnyčių, dvarų ir panašiai, bet neturėjo specialistų sugebėjimų tą parketą vėl įdėti ar kokius baldus sumontuoti. Tai jie vežė kaip priedą ir šitos amatininkus. Rusijos teatras, teatro ir įkūrėjai iš dalies ir jo vadovai, pirmojo rusų teatro vadovai, artistai, tai iš LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tų daugelis tremtinių, jeigu ten juos ištrėmė į Sibirą, tai jie tyrinėjo geografiją, padėtį, kur upės su kuo susisiekė, taip toliau tyrimus atlikinėjo, tai jie pirmieji. Kada mums po karo pasakydavo, jie mėgdavo visada, jeigu su rusų kalbi, kažką tai pasakai priešiškesnė, tai jie pasako, мы принесли kultūrų, mes atnešėm kultūrą jums. Taip. Na tai žinoma, mes faktiškai tik rankas nuleisdavom, ką ten sakysi. Nes sakyti ir ginčytis, tai jau buvo pavojinga ir galėjai atsidurti ten toli rytuose. Apie sukilimą. Tai čia 3 sukilimas, bet didžiausias. Kartą jau nauja priaugdavo ir vėl sukilimas. Pirmiausia, 1793, paskui 1830 ir galiausiai 3 didžiausias, tai 1863-64 metais. Na čia, žinoma, didžiausias buvo sukilimas, didžiausias pasipriešinimas, pareikalavęs labai daug aukų. Tie sukilėliai jie buvo gerai organizuojami arba spontaniškai viskas? Buvo organizuojama, buvo vadovybė, buvo tikimasi gauti iš vakarų laivais ginklų,
Bet Rusijos kariuomenė tam sutrukdė, sužinojo ir ta pagalba ginklais nepasiekė. Žinoma, ten duomenų tai maža, tai va, kautynėse per šitą paskutinį sukilimą su Rusijos kariuomenė žuvo ir sužeista 6700 sukilėlių. 13,5 tūkstančio represuota išvežta į Sibirą. Ištisi kaimai ištremti, išvežti į Sibirą. Ir taip Sibire atsirado net kaimai, kurie turėjo analogišką kaip ir Lietuvoje pavadinimą. Daug sodybų sudeginta. Na, o čia tam žiauriam sukilimo slopintojas va tokias nuostatas dėstė savo pavaldiniam kariuomeniai. Cituoju maždaug: nuolaidos ir humanizmas yra nusikaltimas Rusijos atžvilgiu. Žodžiu suprantama, žudykit, ką norit. Norėdamas, siekdamas įbauginti sukilėlius ir jų rėmėjus, įsakė Lukiškių aikštėj, kai kurie gal žinote, ir dabar yra priešais šitą KGB būstinę buvusią. Tai ten įsakė pastatyti kartuves, na ir dienos metu, žiūrint žmonėmis, buvo kariami sukilėliai. Na, bausmė kariant yra paniekinanti, baisesnė negu sušaudymas. Pagal to paties generalgubernatoriaus Muravjovo duomenys buvo pakarti ir sušaudyti 129 žmonės. Vien iš Žemaičių vyskupijos ištremti 66 kunigai. Bent du tokie garsesni kunigai, tai vadas ten vakarų Lietuvos sukilėlių, Antanas Mackevičius, buvo Kaune pakartas. Kunigas Išora buvo sušaudytas. Tikėjosi, kad čia kada Kalne Gedimino kasinėjo, kad ras jo palaikus, bet nerado. Nekukliai pasakysiu, kad mano žmonos prosenelis dalyvavo tam sukilime, buvo suimtas, pavyko jam pabėgti ir jis pasitraukė į Vokietiją, grįžo po daugelio metų svetimą pavardę. Jisai buvo pagal profesiją gydytojas. Tarp kitko, ta generalgubernatorius, vyriausias gubernatorius, jeigu neaišku, kas yra vadovas diktatorius čia vietoj Lietuvos kunigaikštystėje. Tai jis buvo pramintas Koriku. Būtent dėl to ir pastatytas paminklas Muravjovui aikštėje, kur prezidentūra tenai. Tai stovėjo paminklas, tai kažkas tai ištepė vilko taukais, riebalais tą paminklą ir tada šunys užuodė, tai iš viso miesto susirinkdavo ir lodavo, nedavė miegoti šitiem vietininkam. Tai va, gal tada, tai gal čia tiek labai trumpai tos srities, tos istorijos labai čia nenagrinėjęs. Paminėjot, kad virš 60 kunigų? Taip, 6. Reiškia, kad kunigai aktyviai dalyvavo? Taip, aktyviai. Mackevičius, kurį minėjau, tai buvo vienas iš vadų. Taip. Ir ilgiausiai įsilaikė, tik 1864 metais jau užgestant sukilimai buvo jisai suimtas ir, kaip sakiau, Kaune pakartas. Per tą paskutinį sukilimą pavyko kažkiek išvyti rusus arba? Ne, priešingai prasidėjo baisus dalykai. Iš dvarininkų atimti, konfiskuoti dvarai žemės, ištremti žmonės. Dvarininkams, miestiečiams uždėtos kontribucijos. Taigi baisiausia tai yra, kad turbūt esam viena iš Europoje tautų,
kuri negalėjo turėti savos literatūros laikraščių, buvo uždrausta lietuvių kalba spausdintos literatūros periodikos platinimas. Tai atsirado tokia kategorija žmonių, mes vadinam knygnešiais. Taip, jie vadinasi iš tenai neždavo knygas, aišku, caro žandarai, policija, kazokai persekiodavo, suiminėdavo ir ten toli, Rusijos plotai dideli. Tai vat jie knygnešiai ir ta spaudos draudimas galiojo nuo 1864 iki 1904 metų. Čia lietė ir literatūra religinė. Ir čia didelė nuopelnai yra vyskupo Valančiaus, kuris Žemaitijos. Taip, prašau. Keršijo bažnyčiai. Taip. Represija prieš bažnyčią dar sustiprėjo po paskutinius. O, tai taip, neleido remontuoti bažnyčių senųjų, vienuolynų remontuoti, naujų statyti neleido kryžių statyti pakelėse, sodybose ir panašiai. Tai čia taip, didžiulis bažnyčios persekiojimas. Bet daugiausia ir, pasakyčiau, bažnyčia nusipelnė. Vien Valančius vyskupas. O Valančius buvo vakarų Žemaitijos vyskupas. Didelį jisai parodė sugebėjimą, toks gabus buvo diplomatas, nes dėl jo veiklos net perkelė į Kauną, iš Varnių miestelio tokio nedidelio, kad galėtų jį kontroliuoti. Tai dėl bažnyčios vertė mokinius, kad melstusi rusiškai, pamokos rusiškai, maldos taip pat, dalyvauti tenai carų ir kunigaikščių pagerbimo pamaldose bažnyčiose ir taip toliau. Bet žinoma, lyginant su tuo, kas čia buvo per sukilimą ir po, tai nelyginti, kas ištiko Lietuvą užėjus, okupavus mus Sovietų sąjungą. Galime dabar ateiti truputį į tą momentą 91-ais, nes kada mes skaitome truputį visą Lietuvos istoriją 20-ais amžius, matome, kaip Lietuva turėjo kovoti dėl laisvės 91-ais, gal 89-ais jau buvo tą momentą, kur buvo didelį viltį. Ar žmonės tą momentą supratė, kad buvo kas vyksta, kad momentas buvo tikrai eiti į nepriklausomybę ir kaip koks įspūdis, ką jūs galite mums truputį papasakoti iš tos momentus? Na, gal toks palaipsnis ėjimas, vis daugiau atsileido Kremliaus nagai, vis daugiau galimybių buvo prabilti ir tai, kas čia vyko. Ir nepasitenkinimas tuo, kad parduotuvės tuščios, elementariausių dalykų nebuvo. Bet labiausia, kad prasidėjo toks judėjimas, pavyzdžiui, atsivežimas iš Sibirų savo artimųjų kaulų palaikų. Masiškos vyko ir lėktuvais, ir traukiniais ir panašiai. Tai, kai ten mūsų jau veikėjai nuvyko į Kremlių, paprašė tenai Ligačiovo, jis neatsimenu kokias pareigas aukštas užėmė, leidimo atsivežti į palaikus, taip klausdamas pasakė, o tai kai bus, kaip kitos tautos pradės reikalauti. Taigi milijonų, taip? Tai įsivaizduot, kas vyksta traukiniuos tada. Tai jis tą suvokė. Tai bus vienu važiuoja palaikai,
Taigi jie nužudyti buvo greiti, bet vat jau ištaisyti bent tokį dalyką negalėjo. Tai čia yra ir filmas rodytas apie tas sutiktuvės sugrįžusių atgabentų palaikūnų. Dabar vyksta ekspedicijos, kaip žinote, į Sibirą, bet jau Maskva 2 metus neleido tvarkyti kapinių. Tai nesenai, prieš porą, o šiais metais ir praeitais metais neleido. Tai dabar vyksta paprastai dažniausiai į Kazakstaną. Ten tvarko, ten lagerių buvo pakankamai. Tai žmonės jau pradėjo įsidrasinti, pradėti organizuoti mitingai, tai įsivaizduojat 100 000 Lietuvoje Vingio parke. O kalbos kokios? O kokie rašiniai spaudoje? Ką su mumis padarė? Tas jau revoliucionizavo, sakyčiau, žmonės. Jie patikėjo, kad mes galime įsilaisvinti ir kad galime gyventi geriau. Bent laisvi. Na ir dabar kada vyko 90 metais rinkimai, ten 3 turai, tai dauguma deputatų išrinko sąjūdiečių, kurie buvo opozicija komunistų partijai. Kovo 11-oji, tai man teko ten dalyvauti. Įdomu, girdėti iš jūsų. Pasirinkimas toks buvo sunkus, pasakyčiau. Ne tai, kad nenori nepriklausomybės, bet klausi save tyliai. O kas toliau bus? Kas toliau? Kaip reaguos Kremlius? Kas galėjo garantuoti, kas bus? Kas bus galiausiai pamatėm vėliau, 91 sausio 13 dieną. Ko galima tikėtis? Balsavimas vyko, žinoma, kaip buvo gal numatyta. Žodžiu, kad didžioji dalis, lemiama dalis laimėjo Sąjūdžio kandidatai. 124 komunistai jie balsavo už, nors nepritarė, todėl kad tada jie taptų lavonais politiniais. Taip. Tautos spaudimas buvo, žodžiu, didžiulis. Ir deputatas išrinktas ypač pagal sąrašą Sąjūdžio, jis negalėjo kitaip pasielgti, jis įpareigotas. Taip, tai va dabar atėjo biuletenio užpildymo momentas. Vėlai prieš 11 valandą. O paskui jau, kada buvo paskelbti rezultatai, didelės ovacijos, didelis džiaugsmas ir panašiai. O mano tas džiaugsmas buvo, sakyčiau, santūrus. Nelabai aš pasitikėjau tais džiūgaujančiais tuo momentu žmonėmis. Taigi dar komunistinės idėjos tai nebuvo išgaravusios. Struktūros tos represinės taip pat nebuvo niekur dingusios. Taip. Tai aš taip savęs klausiu. Taip, čia džiūgauja, euforija, bet rytoj, kai ateisim, ar nebus kitaip? Įvyko kitaip. Ateinam jau ryte vėl į aukščiausią tarybą, tada vadinasi Seimo, jau susirinkusi minia, daugiausia moteriškių, kurios pyksta, protestuoja, kad mes išrinkom ne tą aukščiausios tarybos pirmininką. Išrinkom Landsbergį, bet ne Brazauską, komunistų partijos vadą. O tai, kad padarėt klaidą. Pasirodo, kad prieš tai jau visoje Lietuvoje buvo renkami parašai, jog aukščiausios tarybos pirmininkų vadovu turi būti Brazauskas. Va. Moterim, kiek čia komentuoja, tai labai
darė poveikį, imponavo Brazausko stotas, veidas, taip toliau. Fiziškai toks galingas ir su Maskva, su Kremliu, kaip ims ir susikaus. Tai tas ir buvo spaudoj visur skleidžiama, kad Landsbergis tai nežinomas, yra agresyvus, irzlus ir taip toliau. O Brazauskas jau tuose Kremliaus koridoriuose žino, kur eiti, pas ką eiti ir geras dėrybininkas. O tokia buvo istorija. Brazauskas buvo palaikomas rusų? Be abejo. Jau kurie buvo, taip sakyčiau, rusai neutralieji, tai jie palaikė Brazauską. Ir Lenkai tas pats, bet tai buvogi pradėta kurti autonomiją Vilniaus čia krašte. Ir Klaipėdos krašte taip pat bandoma suorganizuoti, suskaldyti. O taip toliau aš tokį savotišką turėjau statusą, nežinau ar buvo kitų tokių. Pagal aukščiausios tarybos statutą galima buvo pasirinkti pagrindinių darbų aukščiausią tarybą, Seimą, arba tą darbą, kurį dirbai iki tol. Tai aš pasirinkau tą antrą variantą. Vadinasi, buvau ir deputatas ir kartu nepalikau dėstymo universitete. Man kaip deputatui priklausė lankyti plenarinius posėdžius. Nereikėjo dirbti ten komisijose. Bet ten buvo viskas taip susimaišę, tiek buvo įtampos, kad čia atskirti, kada tu dirbi tuo, paprastai paskaitas turėdavo praleisti ir sėdėti Seime. Tai sėdėjimas, ne tai sėdėjimas, jų dokumentų arba ruošimas, arba nagrinėjimas, studijavimas, tai kiek laiko reikalauja. Pradėti teisėkūrą nuo nulio. Nuo nulio pradėti. Tai ką jūs, man? Tai naktinis darbas. Sintetiniais kilimais išklota salė. Ventiliacijos jokios iš esmės. Tai ten taip, kaip girtas išeidavo. Man labiausia įsirėžia ir kaip gražiausias atsiminimas, tai yra vis tik tai sausio 13. Nepasakosiu, kiek ten žuvo, taip toliau, kiek sužeistų ten apie 1000. Taip. Bet tai įsivaizduojat, kai rodo. Važiuoja tankai, didžiuliai prieš juos, o jie stovi ir nesitraukia. Arba bando pastumti. Tankas nusitaikęs, stovi jaunuolis prieš jį. Tas labai yra įspūdinga nuotrauka. Barzda, kad nusiskustų, maždaug toks jaunuolis. Ir įsivaizduojat, sulyginat milžinišką tanką ir trapų žmogų. Ir jisai stovi. Jis nesitraukia. Kas man iš ten to sausio 13? Jeigu pasakyčiau, kad nepaimdavau, neužeidavo baimė, meluočiau. Momentas būna, kad jau susitaikai, nusiteiki, kad čia viskas, bet nebijau. Paskum užeina, kad baimės toks, koksai priepuolis. Buvo, manau, veikiama taip, kad mus įbauginti papildomai. Tai yra, turi tą faktą, kad nežinia iš kur atsiranda krūvinas žmogus, išeina į tribūną ir pradeda pasakoti apie tos įvykius. Tai neaišku, iš kur jisai, kas buvo, kaip jisai čia atsidūrė. Dvokas benzino. Buteliai užkišti ten popierium ir dvokė. Tai ten neatsargiai reikėjo numesti degtuką ir viskas patys
būtumėm sudegę. Ir vienas veikėjas po to, praėjus daug metų, jis paskelbė, kad jo planas buvo, jis vadovavo vieną iš tokių jau pasipriešinimo struktūrai, jo planas buvo padegti Aukščiausios tarybos pastatą. Toliau. Buvo mums išdėliotos ant suolų dujokaukės. Dabar aš ją jau bandau užsidėti, kaimynas gal labiau patyrė, sako, tai ką tai čia yra mokomasis, tai yra jos tik tai imitavimas tos dujokaukės, o čia jinai nuo nieko neapsaugo. Tai kodėl jos išdėliotos? Klausiu ir neturiu atsakymą. Nemažai deputatų atsisakė atvykti į tą posėdį, kai mus iškvietė maždaug apie 1 valandą nakties. Aš buvau tik tai primigęs ir žmona kelią jau skambino iš Aukščiausios tarybos, reikia važiuoti tenai, prasidėjo puolimas. Ir va toks apspangęs, nuvažiuoji. Ką ten gali labai veikti ir taip toliau. Žmona susikrauna rūbus ir pasiruošusi jau kelionę į tolį. O dalis netvyko, tai aš tą pradėjau sakyti ir nuklydau kitur. Tai mūsų buvo susirinkę gal taip maždaug pusė visų deputatų. Kai kurie pasakė tiem kvietėjim, kad čia yra beviltiškas dalykas ir aš net važiuosiu. Kai kurie, tik tai vienas kitas, pabėgo, kai šturmavo Aukščiausią tarybą dėl kainų kėlimo. Tarp mūsų, žinoma, eksploatuojama, jog visi vieningi buvom ir čia balsavom vieningai ir todėl laimėjo. Nieko buvo, paskui paaiškėjo, dalis jų buvo agentai, dalis iš baimės pabėgo, tada sausio 8 iš Aukščiausios tarybos jie buvo duotas apsaugai, nurodymas, kad neišleisti šitų bėglių. Visai buvo. Na, žinoma, gynybai Aukščiausios tarybos pasiruošė. Tai vienas kitas turėjo šautuvą, tai medžioklinį, tai sportinį, vienetai buvo. O kiti sėdė ant kėdžių ir turi, o čia nėra, o kaip tos, koją išlaužtum iš kėdės, jeigu storesnės, va turi kėdės koją, ginsis nuo desantininkų. Nors įtempti nervai iki begalybės, bet kada pamatai tokį gynėją, mūsų apsaugą. Principas buvo, mes pirmie neatsišaudom. Jeigu puola šaudo, tada tik tai atsišaudo. O džiugino. Džiugino kas? Savo iniciatyvą inžinieriai, statybų vadovai organizavo blokų įvairių, barikadom tokiom ruošti, apsaugai. Vamzdžiai tie kanalizacijos didžiuliai, kad tankai atseit negalėtų pulti, panašiai. Nuostabu iniciatyva iš apačios, protinga. Žinoma, ten vieningo plano negalėjo būti. Taip, kitas momentas džiuginęs, tai žmonių nesitraukimas nuo Aukščiausios tarybos. Pakviečia vadovai, ypač kad moterys ir vaikai pasitrauktų, čia laukiamas puolimas. Bet nepasako deputatams, kurie išėję ten jau moteris ragino, pasakydavo, tu eik į savo vietą, tai Aukščiausią tarybą ir sėdėk, mes žinom, ką reikia daryti. Mūsų reikalas čia būti, dalyvauti. Kitas, sakykime, momentas. Iš kaimų be saiko privežta maisto. Įvairiausių. Nieks ten jo ir nesuvalgydavo. Viena dėl įtampos, kita, kad tai per daug. Dar kitas momentas. Kilo
iniciatyvą rinkti auką žuvusiem nukentėjusiem. Na ir tada, kad nebūtų saviveiklos ir piktnaudžiavimo, aukščiausia taryba priėmė sprendimą įkurti specialų fondą, nepriklausomybės gynimo fondą. Man teko vadovauti tam fondui. Buvo suorganizuota jau ne taip, kad tenai, kur tai kišenę įdėsi, bet aukojimo kaip namelis, sėdė darbuotojos dvi, kad būtų kontrolė, kad nebūtų piktnaudžiavimo, įforminama, reiškia, dokumentuose šitas aukas. Tai eilė stovėdavo atiduoti. Žiedus nusimaudavo, padėdavo, pinigus padėdavo. Vieni pasakydavo savo adresą, kiti ne. Kodėl nepasakydavo kiti? O tai jau jeigu grįš šitie, tu remi nacionalistus, paveikslus padovanojo. Dovanojo, aukojo ir įvairių tautybių žmonės, ir lenkai, ir rusai, ir užsieniečiai panašiai. Tai tas mane džiugino begalinį. Kad čia nėra trumpalaikis siekimas, bet yra žmonės, kurie tai vertina. Tie žmonės gynė ne mus kaip eksploatuojama, kaltinama, o gynė laisvę. Dar vieną momentą noriu pasakyti, labiausiai tokių įstrigusių. Tai, kada laidojam žuvusiuosius, tai ėjom čia nelabai toli, Čiurlionio menų mokyklą. Tai kaip mes pro čia ėjome į sporto rūmus, kur buvo žuvusiai pašarvoti, prie sustojime buvo atvesti darželių vaikučiai. Na ir kažkaip man krito į akis, nukreipiau žvilgsnį, jie buvo jau subrendę. Ne vaikai, o jau subrendę. Iš jų visko matėsi, kad jie tą patyrė, pergyveno ir buvo nusiteikę atitinkamai. Aš demonstracijose palyginti mažai dalyvau Sąjūdžio, dalyvau komunistų organizuotame, Lietuvos laisvės lygos organizuotame mitinge, kad pamatyti, pajausti atmosferą. O daugiau tai man. Bet to aš turėjau daug darbo. Turėjau vadovauti bankininkystės įstatymų kūrimo grupiai, dėstyti ir dar paskui ir aukščiausiai tarybai būti. Tai. Kaip jūs sugalvojate ir kaip išėjo jums į tą atsakomybę pakliūti, kaip jūs įstojot į tą politiką? Į politiką labai atsitiktinai, nežinau pats. Kodėl? Gal buvau pasirinktas kaip bokso maišas. Sutikau, nei čia pasigirimas, bet toks faktas. Iš trečio karto mane įkalbėjo. Bet prie to prisidėjo ir dar žmona, sako, tu Vladai eik tenai, turėsi tribūną, galėsi savo ten ekonominės erezijas ar bankininkystės dėstyti. Antram turė aš laimėjau, Vilniečiai pasirinko mane, o ne universiteto rektorių. Ką tai reiškia, su rektorium pretenduotų pavaldinys, o čia jisai rektorius. Bet gal nerektoriškai paskum pasielgė. Gal jis per daug komunistas buvo? Jo kandidatūrą, kaip ir mano, rėmė Sąjūdis. Tai vadinasi, laikė pažangių komunistų. Čia dar tokių dalykų, sakyčiau, ir yra tokių mislingų ir į visus klausimus, kad negalėtum atsakyti. Tas nepriklausomybės pasirašymas įvyko iš karto po tų rinkimų?
Ne iškart, kadangi, kaip sakiau, keli turai buvo, tai jau kaip susidarė 130 berods 3, tada nutarta jau kviesti aukščiausios tarybos posėdžius, ir tada kovo 10 iki išnaktų vyko svarstymai, dabar skelbti ar neskelbti. Buvo susisiekta konsultuotasi su senuoju anos Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose, jo konsultacijų. Jis buvo ambasadorius tos senosios nepriklausomos Lietuvos. Nu ir jo pagal Landsbergį, jo buvo žodžiai pasakyti, kad skelbti, netidėliojant, ir kad Amerika pripažins nepriklausomybę. Nepripažino. Islandija pripažino. Islandija, taip. Taip, bet po sausio skerdinių. Taip, Islandija nušluostė visiems nosį, parodė, ką. Nu, žinoma, didžiųjų valstybių kitas žaidimas ir kita atsakomybė. Nes pagal mano logiką, tai Maltoje, kada vyko Gorbačiovo ir Bušo pasitarimas, dėrybos, jų buvo sutarta, tai pagal Gorbačiovo kalbą supratau, buvo sutarta, kad baltams bus duota ekonominis vadinamas savarankiškumas. O Bušo įsipareigojimas tokiu atveju jis nepyks, artėja karas dėl Kuveito ir čia jūs duodate, mes nesikišam į baltų reikalus. Na ir tiek. O paskui, kada jau čia įsiliejo kraujas, pralietas buvo, tada šiek tiek kitaip. Nes Lietuva buvo pirma valstybė iš Tarybų sąjungos, kur pasirašė tokį. Ar buvo pirma respublika, kur pasirašė už nepriklausomybę? Taip. Latvija ir Estija jie tarpinį variantą, kad po trupučiai eina, palaipsniui, o mūsų čia jau nukirsta iškart. Nu, žinoma, mes didesni, mūsų sprendimas kategoriškesnis, ryžtingesnis, aišku, kad turėjo būti atitinkamas mes ir nubausti. Nu, nelinkėčiau, pasakyčiau taip jums, gal praeiti tą kelią, arba pabūti sausio 13 aukščiausioje taryboje. Je trouve, Klausina, kita tema, jūs rašote knygoje, kad mes skaitome, mes matome, kad labai daug žmonių iš Lietuvos išgelbėjo žydų. Bet irgi yra, mes matome mūsų rajone, irgi yra tokia vieta, kur buvo nužudyti daug žydų. Kaip jūs atrodo, kartais mes turime tokia kaip omeny, kad yra sunku šiandien kalbėti apie tos momentus, kur apie tą santykį tarp žydų ir lietuvių? Nu, vienareikšmiškas dalykas, iš esmės, tai toks galima pasakyti. Pagal daugelį prisiminimų, pagal savo tėvų ir taip toliau, tai iki okupacijos 40 metais tarp žydų ir lietuvių buvo puikiausi santykiai. Ekscesų, tokių pogromų be žudybių įvyko 2. Vienas Plungėje, trečias atrodo Prienuose. Bet tie, kurie tai padarė, buvo Lietuvos valdžios nubausti, įkalinti už šitą dalyką. Čia buvo Lenkų, kada jau Vilnių atidavė Maskva atsieita mums, Lietuvai, tai Lenkų buvo pogromai, per kuriuos žuvo nemažai žydų. Tai va, tokia istorija. O kada 40 represijos ir taip toliau, jau čia kiek tai ir keičiasi, nes
Sakykime, buvo žydų, kurie sudarinėjo, aukšti pareigūnai sudarinėjo išvežtinų žmonių sąrašus. 700 000 turėjo būti išvežta, ištremta. Įsivaizduoju. Kiek žmonių nužudyta kalėjimuose, kiek išvežta elito į Sibirą. Tai tas negalėjo neįtakoti dalies žmonių priešiškai prieš žydus. Bet kada šitaip klausia, tai atrodo, kad čia lietuviai savaime savo norų ėmė ir suorganizavo tas žudynės, o Vokietija nepriko. Ar ne tai? Pirmiausia kaltininkai tai Maskvo, Stalino ir Hitlerio suokalbys pasidalinti šitas valstybės. O tada atsiranda kas? Jau prieš žmonių. Dabar, ką tik tai, reiškia, vokiečių sutinka su džiaugsmu Lietuvos, ir ne tik Lietuvos, ir Baltarusijos, ir Ukrainos vokiečių sutinka kaip išlaisvintojai su gėlėmis. Bet kada prasideda represijos, jau atsitinka kitaip, jau pradedama jiems priešintis. Ir Lietuvoje tas pats buvo. Dabar čia buvo rusų valdžia, čia vokiečių valdžia ir vėl rusų. Nu tai žinoma, atsiranda ir kolaborantų talkinusių vieniems ir kitiems. Aš pasakysiu iš tai, ką vaikystėje girdėjau, iš tėvų, iš tetų ir taip toliau. Ir viso kaimo nusiteikimą. Pasakysit, kaimas mažas mastelis, bet aš esu skaitęs ir prisiminimus, mane tas domino laikotarpį. Tai kas? Ašaros, ašaros, ašaros dėl nužudytų žydų. Taip. Ir kada jau čia vyko partizaninis įnirtingas pasipriešinimas, tai pavyzdžiui iš mamos nugirzdavo, tai čia gal Dievo bausmė už žydus. Nors, tarp kitko, va, gerai, išprovokavo man vieną dar atsakymą, paskui mane grąžinkit, aš dabar noriu kitą pasakyti. Taigi, vos tapau deputatu, tai balandžio mėnesį maždaug aukščiausios tarybos pašto dėžutėje randu kažkokį tai didžiulį, didelio formato popieris, ant jo išklijuotos, iškirptos raidės. Ir ten parašyta, aš tik tai vieną ar du sakinius iš tos perskaičiau rašliavos, kad aš ir mano brolis Antanas dalyvavo žydų žudynėse. Man tuomet buvo 2 metukai, o broliui 13. Ant kokio lygio, cinizmo, ta propaganda, priešiškumo įteigimas tokių dalykų. Jie geri psichologai, jie turbūt supranta. Nu tai kas? Taigi va, žiūrėkit, vaikšto Terleckas, jam jau 50 metų, kas ten mano metų skaičiuoja. Tai galėjo būti šaudys. Tai, reiškia, ant tokio slieko ar kaip nori prigauti, nori nuteikti prieš žydus. Dabar toliau. Mano mama ir sesuo nuėjo į Uteną, gal Uteną žinot. Kadangi šitą buvo kažkaip pranešta, paskelbta, jog bus dalinamas trofėjinis turtas Utenoj. Nu tai dalinama, tai kodėl nenueis? Nu ir mano mama ir sesuoriai, kai nuėjo, ten mato, kad moteris vieną į kitą pagalvės traukia, pūkai suplėšia, pūkus nešioja vėjas. Prieina moteris viena, sako, moteris, ką jūs čia daro? Ar jūs žinote, dėl ko jūs čia plėšotės? Tai žydų, sušaudytų žydų turtas. Tai jas kaip viesulas
iš tos vietos nupūtė. Ir prisimindavo su tokia kažkaip, net nežinau kaip pasakyti, kad čia buvo arti nuodėmės, arti grieko, bet išgelbėjo nuo to. Tai gyveno moteris kaime, kurios 2 sūnūs tarnavo policijai. Nieks neįtarė, kad tie sūnūs šaudė žydus. Bet jau tai, kad tarnavo policijoje, jau buvo taip nenorima su jų motina bendrauti. O ką tai reiškia, kada kaimo žmonės nusisuka nuo tavęs? Tai tai parodo nusiteikimą psichologijai. Tėvukas tai mano bandė išgelbėti žydą, kuriam buvo ką tik gimę dvynukai. Bet jis pasakė, kogi aš nusidėjęs, kad mane nužudytų. Ir buvo iš beveik artimo kaimo, kuris žydų šaudė, tai jisai buvo atėjęs ir pas mano tėvus ir vis pistoletą vedžiojo aplink galvą, tai kad tokiam žmogui tai kitą nušauti tai. Čia smulkmena. Manyčiau, kad ir visai buvo kita dorovė, dora. Kaip galėjo kelti ginklą prieš žydų savo kaimynus, iš kurio sulaukdo visko, jeigu jiem nuodėmė buvo, kas? Gamtinių reikalų atlikimas į vandenį, ar upę, ar ežerą, į laužą, medžių šakų laužymą, paukščių lizdų draskymą ir panašiai. Tai aš vienas iš tokių nusikaltelių, susirinkom vaikų, toks būrelis, patraukėm aplink ežerą. Ten buvo daug šarkų lizdų. Dabar grįžtu jau iš šitos ekspedicijos, mama klausė, ką čia, kur buvai, ką nuveikęs, paaiškinu, duodu ataskaitą, kad išdarskiau, arba su kitais išdarskiau šarkų lizdus, oi, kaip mama sugėdino, suvarė, kad daugiau jau nevaikščiau. Pievų gėlių skinti be saiko negalim. Medžių pjauti vėlai pjaudavo tik tai malkom arba vėlai rudenį ar žiemą. Žalio, žydinčio, kas čia Vilniuje matydavau, kai vyksta statybos ir su buldozeriu važiuoja per žydinčias obelis. Dieve mano, tai neįsivaizduoju. Dar kokie buvo ta senoji mano tėvų karta. Tai kai Stalinas iškeliavo į pragarą 53 metų, tai mes gavom atostogas ten porą dienų ir dar buvo sekmadienis ir žodžiu 3 dienos laimingas, parlėkiu į namus, per slenkstį peršoku, mano tėvai pietauja ir rėkiu, Stalinas nudvėsė. Tyla. Paskum girdžiu mamą. Tai, kad vaikeli ir jis žmogus. Stalinas žmogus. Niekaip nesutinku. Padermė kažkokia tik tai įsigimėlė. Tai va, vis vien žmogus Stalinas. Ir ataušau, nors nesutikau mintyse ir dabar nesutinku. Dabar, žinoma, ta tema yra eksploatuojama ir čia labai prisideda fondų pinigais pasinaudoti, šlovę. Ir čia viena tokia pseudo rašytoja, kur mūsiškiai parašė, kad ir jo senelis tenai puodukus buvo žydų pasiėmę panašiai. Mano tėvai, mano kaimo žmonės
nieko nepaėmė ir tai jiems būtų buvusi didelė nuodėmė. O jeigu jos buvo senelis toks, tai gal ir tėvas tokia pati, tai aš čia nieko negaliu. Kiekvienam savas yra dalykas. Eksploatuoja ir Kremlius šitą. Tai nieko nauja, kad partizanai mūsų, tai žydšaudžiai iš pradžių, kad tai vokiškai lietuviški nacionalistai. Nemecka, litovskie banditai. O paskui pakeitė, kad čia jie yra fašistai, nacionalistai. O dabar vėl eksploatuojama tema, kad žydšaudžiai. Tai, ką darysi, ten yra didelė galia, yra internetas, turi daug pinigų ir gali viską skelbti. O mes vieną nepakankamai turim žinių, o kitą nieks nepaklausė. O kiekgi buvo partizanuose žydšaudžių? Tai. Bet partizanų nusistatymas buvo toks. Nepriimti į partizanus. Nesakau, negarantuoju, kad visur buvo, bet partizanų vadovybių toks buvo nusistatymas. Ir jie buvo priversti, jeigu nespėjo pabėgti, tai jie išėję slėpėsi vieni, ne su partizanais. Tai ne tik tai čia mano tyrimo, bet ir kitų žmonių. O antra vertus, aš tada klausiu kitko, o kodėl nesidomima, kiek žydšaudžių buvo išėję ir tarnavo NKVD. Mažiausiai 4 pavardės, nedaug aš žinau. Vieną iš jų čia minėjau, kada kalbėjau apie savo ten tėviškės žydų sušaudymą, sunaikinimą. Ir tos žydšaudžius, kurie dirbo NKVD ir įsitarnavo net aukštus laipsnius, paskui sušaudydavo, kai jie tapo nereikalingi. O jiem reikalingi buvo, kad jie buvo žvėrys ir jie daug pakenkė partizanam ir civiliniam žmonėm. Kodėl jūs tokie mandagus nesakot, kad baig? Mes džiaugiamės. Įdomu, galėtume visą naktį klausyti. Ne, jau kompanijos nesudarysiu. Naktį jau ne. Visko nesakiau, bet prieš porą metų, ar mažiau, nežinau, buvo skandalas Lietuvos, kad kažkas abejojo Vanago nuopelnai, jis sakė, kad jau... Žydšaudys. Vanagas, tai vienas... Ramanauskas. O iš kur atėjo tokie gandai? Jie tenai su Zurofu pasimovė. Jie labai skubėjo, neperskaitė visos bylos, visos informacijos, net iš kagabistinės bylos. Ir išėjo į viešumą, o ten Anušauskas ir kiti parodė, kad jisai niekur nedalyvavo, o kelias dienas saugojo tenai turtą kažkokį tai, sandėlį, kuriame buvo turto. Kai prasidėjo pirmomis dienomis tas karas, tai reikėjo apsaugoti ir tą turtą, nes aišku, kad žmonės ir plėšikavo, kuris, sakykime, tremtinių ten turtas lygės ir panašiai. Tai tiek aš čia galiu atsakyti, bet tas Seimo narys Anušauskas, jis istorikas, šitą temą domisi, ne tik jisai, kiti paskelbė, kad tai yra įsigalvotas dalykas, toks labai reikalingas. Tai jeigu, įsivaizduojat Kremliaus propagandistą. Pats vadas dalyvavo žydų žudynėse. Tai čia. Kaip?
Su dideliam jėgom, finansiniam, kibernetiniam, į tokiom mes susigūrėm. Ir mūsų samdiniai tam padeda. Yra istorikų, kurie už stipendijas, už stažuotės ir panašiai rašo taip, kaip reikia kitiems, ne mums. Istorija yra irgi mūšio laukas. Taip. Kaip Lietuva turi savo istoriją, bet Rusija nori pristatyti savo versiją. Taip. Mūsų istorija. Žiūrint kokia istorija. Anais laikais nebuvo leidžiama rašyti tikrosios. Pagrindinis akcentas buvo, aš jau sakiau istorijoje, tai kaip Rusija gelbėjo, padėjo, draugiška buvo Lietuvai. Naratyvas toks pagrindinis. Tai ką čia kalbėti, bet dabar siekdami sensacijų, norėdami išgarsėti, kai kurie profesionalūs istorikai parašo, kad, pavyzdžiui, Vytautas Didysis buvo vienas iš iškiliausių Lietuvos tos senosios valstybės vadovų. Vytautas Didysis todėl buvo pramintas. Tai kai kurie profesionalai istorikai jį vadina šunsnukį. Tai ką čia padaryti? Šunsnukis. Aišku. Ir kad ten mes jau didžiavomės ir taip toliau jau buvo įtikėję, kad jo kariuomenė buvo pasiekusi Juodąją jūrą. Tai vienas istorikas išsityčiojo pabubeno, kad žirgų lietuviai kariai negalėjo Juodoje jūroje girdyti, todėl kad ten sūrus vanduo. Žemaitukai susiorganizavo, žemaičiai, taip, su žirgai, žemaitukais tokiais žemais, ir pasiekė Juodąją jūrą ir pasirodė, kad labai noriai gėrė, nes lagūnose vanduo nėra sūrus labai. Tai kuo pagrįstas istorikų įsigalvojimai. Dabar vyko ekskursija nacionalinė vadinama Dniepru. Tai nepasakysiu, kurio miesto istorikais ir archeologais buvo kalbėta, jie pasakė taip, kad Vytautas Didysis buvo genialus geostrategas, geopolitikas ir jo tikslas buvo kontroliuoti, įsitvirtinti Juodosios jūros pakrantėm ir Azovo jūros. Azovo jūra, gal įsivaizduojate, tenai netoli Juodosios jūros. Užsieniečiai, bet iš mūsiškių negirdėti. Toliau, kad Lietuva senoji turėjo tik vieną karalių Mindaugą. Ir tik tai 10 metų jisai karaliavo. O dabar Bučys įrodė pagal vokiečių, lotynų, anglų, senomis kalbomis parašytus šaltinius, kad Lietuvos vadovai iki 14 amžiaus pabaigos vadinosi karaliais Rex. Taigi mes, sakyčiau, labiau kenčiam nuo savų propagandistų. Kremliaus propagandai mes priešinamės, bandom atsakyti, oponuoti, o čia kai savieji, jiems nieko, jie užima aukštas pozicijas. Tarkim, vienas iš jų dabar vėl vadovauja Lietuvos istorijos institutui, kad ten kartais pagalvoja, ar yra Lietuvos istorija. Jie kartais siekia daryti sensaciją.
taip, sensacija. Tada rodome televizijoje, spaudoje interviu ir panašiai, jisai žinomas. O jeigu žinomas, dar ir įtakingas. Vienas toks niekintojas jau 5 metus, kaip yra pirmas numeris tarp įtakingiausių Lietuvos žmonių. Aš jam nepaduočiau rankos tam. Po nepriklausomybės, kiek metų esate buvęs Seimo narys? Labai trumpai, nepilnus kiek. 2 metus, o paskum jau man užteko. Bet labai sudėtingi vaikai buvo. Ir barikada, ne? Ką jūs? Reikia turėti, geležinę sveikatą, taip, arba neturėti gal jausmų, ar kaip. Ir po nepriklausomybės, ar dar dirbote Lietuvos finansų banke? Ne, mano pagrindinis darbas buvo 33 metus universitete. Ir aš toliau dirbau iki pensijos, į pensiją jau 2000-aisiais išėjau. Tada kūrėte pats Litą. Tai įstatymus tenai, bankų ir savų pinigų įvedimo. Taip, tai teko kurti. Lyta buvo ir Lietuvos Respublikoje, ar nebuvo? Ne. Žinau, Latvijoje buvo dar toks perėjimas, bet Tai buvo, čia buvo šitie talonai iš pradžių, o paskum jau Lytas įvestas. Talonai buvo todėl, kad čia keitėsi mūsų planas, kas ten žinojo prieš metus kitus, kad čia tokia situacija, kad reikės talonų įvesti prekiam. Nori nupirkti prekių, ne tik tai pinigų, bet dar ir talonų turi gauti, kadangi buvo bandoma, jog visi galėtų bent jau minimumą prekių įsigyti. Tai vat pagal tą talonėlį. O kadangi buvo tokie įspausdinti talonai ir jie pasirodė gana kokybiški, tai mums kilo mintis, tai kodėl jų nepanaudot, jau išlaidos padarytos, kai šitie susidėvės talonai, tada išleisim Lytus. Tiek. Pinigai greitai susidėvė. Taip, pasirodo, 8-9 mėnesiai duotas terminas. Net geros kokybės spausdinti pinigai. Čia paskum kilo tas Lytų spausdinimo broko kaltės istorija, kuri buvo eksploatuota turbūt ilgiau negu 1 metus į ten. Įdomu, kad tie, kurie nustatė, kad atseit blogą kokybę jau, nežiūrint kokios mūsų finansinės galimybės, jie, kada buvo svarstoma premjero pavedimu išleisti talonus ar Lytus, tie ekspertai, kurie peikė Lytą, balsavo už tai, kad būtų talonai išleisti. Tai jeigu reiškia blogą kokybę, tai reikia kitaip daryti, o neišleisti jų. Ir čia daug darė užsieniečiai, kurie skelbėsi čia dideliais specialistais, atvykdavo Tarptautinio valiutos fondo ir kokių tai kolegijų. Tai ko jūs Lytą apdrausit savo pinigus? Tai jūs nieko neturit. Kad tai neturit? Ir dabar tas pas, mes užsienį aukso turėjom, mes turėjom prekių eksportą, tai tuo mes ir padengsim. Tai viena, čia buvo 2 asmenys yra įvardinti kaip saugumo patikimi žmonės, kurie visai priešinosi, kad būtų sukurtas Lietuvos bankai apskritai. Tai čia daug. Akademikai juokėsi. Oi, čia jūs sukursite Babilono bokštą,
Kaip čia dabar mes prikiausim su kitom respublikom? Nu, Dieve man, nu, elementarūs dalykai. Bet akademikai, kai vožtelėjo, o tai jie čia, na, taip į taip. Tai ačiū man belieka, kad jūs kantrus tokie buvot, net kartais ir nusišypsot. Ačiū už jūsų kovą už tiesą, irgi labai gražu matyti, kaip labai nuolankiai jūs norite taip sakyti tą tiesą dėl istorijos. Nu, sakai, galvoji, kad sakai tiesą, o kas žino? Kas tiesai? Nu, tai kas archyvuose. Galbūt vienos bylos neradai, kurioje yra kitaip parašyta. Jeigu imi NKVD bylas, paėmė 3 bylos, į visai skirtingos istorijas papasakota. Tai istorikai, kurie kompromituoja mūsų istoriją panašiai, tai jie pasirinks kokią, kur nurodyti didesni skaičiai partizanų atseit nužudytų civilių žmonių. Nu viskas. Nu aš gal pasirinksiu kaip tik tai kitą variantą. Tai kada archyvus valdo svarbiausias, žinot kas, tai čia kalbėti apie galutinę tiesą, man atrodo, net rizikinga. Sudėtinga tikriausiai užfiksuoti istoriją Lietuvoje, kai šaltiniai yra KGB ir taip. Taip, tai aš turiu mintį. Vakarų šalyse tai archyvai yra pakankamai neutralius dalykai, man atrodo. O čia viskas yra... Čia pseudo archyvai. Čia archyvai surašyti, ataskaitos, tie duomenys, pagal situaciją, ko jiems reikėjo, ką reikėjo įrodyti. Galiausiai jiems, ką jie galvojo, kad čia baigsis komunizmo era, ar ką? Tai jiems gal kita vertus kartais ir nebuvo reikalinga klastoti. Bet buvo įvairios skirtingos tarnybos. Vieni vieną parašydavo, kiti kitą, treti dar trečią. Tai ne Vokietija ar Lenkija. Buvo svarbiausios bylos išvežtos. Jūs, Jonas Paulius II, sakė, kad buvo labai Lenkijoje irgi sunku atskirti tiesą po Taip. okupacijos. Ir kad vienintelis žodis, kur galime naudoti šiandien, yra gailestingumą. Taip. Nu tai Valensa irgi, kaip žinot, Lenkijoje yra apkaltintas, kad jisai buvo agentas. Nu, ką čia pasakysi. Čia kartais jau reiškia ir politinė kova atsiranda. Vieni taip, kas naudinga, kiti kitaip, kas jiem naudinga. Čia taip. Kaip kunigas Zdebskis, kuris pateko į avariją ir niekas negali įrodyti, bet tikriausiai KGB suorganizavo, bet... Žinai, kad vagis, bet negali įrodyti, tai daug tada. Taip. Nėra juridiškai. Nėra. Į kelionę ruoškitės. Galite būti mandagus ir pasakyti, kad ačiū, jau nusibodai. Norim jums dovanoti sausainius iš Belgijos ir jūs atpažinote dėžutę bei belgišką. Aš maniau, kad čia aš pavaizduotas. Ir šitą knygelę mes kaip tik išleidom. Yra Tiberiados liudijimą jubiliejaus proga ir taip pat yra priedas apie Tiberiadą Lietuvoje. Malonu, įdomu, nors jau kelias nelabai leidžia, visiems paskaitysiu. Ačiū labai, malonu buvo.